Šalindami defektą nuo stiklo, mes stiklą pašiaušiam ir atidarom stiklo poras. Nupoliravus stiklą ir jį uždarius, tai galutinis variantas ir daugiau jis neatsidarys, jeigu jūs nepradėsit stiklo pažeidinėti arba šveisti. Stiklo paslaugos kaina ne modelis įtakoja, o pačio darbo sąnaudas dirbant prie stiklo. Tai stiklo poliravimo kainos visiems aktualus klausimas ir kainos prasideda nuo 80 eurų. Į kainą įeina laiko, medžiagų sąnaudos plus ardymo surinkimo darbai. Ir tai įtakoja galutinę stiklo remonto kainą. Perskaičiau kelis komentarus dėl stiklo dulkių. Chebra, taip, aš naudoju kaukę. Tik tiesiog, kai mane filmuoja, aš noriu atrodyti gražiai. Be kaukės gražesnės. Papildoma informacija šaika jums. Daug beproto besidominančių rašo į TikToką, Instagramą, Facebooką, kokią kainą stiklo poliravimo mokymų. Taigi, kada mes nutarėm tas, kur iš Anglijos atvažiuoja? Spalio 23 vyks poliravimo mokymai. Poliravimo mokymų trukmė yra viena diena. Stiklo poliravimo mokymų trukmė yra tik tais viena diena. Mokinių skaičius yra ribotas, galim priimti tik tais 10 žmonių.